Sveiki. Jeigu jūsų saulė, mėnulis arba ascendentas yra svarstyklių ženkle, tai šita informacija bus jums aktuali ir jinai bus apie jaunatį vandenio ženkle 10 jo laipsnyje sausio 29 dieną vandenio 10 laipsnį 12 val. 35 minutės Greenwichaus laiku ir jinai vyks jūsų 5 name. Svarstyklės, jums norėsis čilo, jums norėsis galvoti pozityviai, jums norėsis galvoti tik ir kalbėti tik apie gerus dalykus, jums norėsis skaityti romantinės knygas, jeigu to anksčiau nedarėt, nes jau esat labai pavargę nuo griežtų ožiaragio tokių sukaustytų energijų ir nes Saturnas egzaltuoja svarstyklių ženkle ir iš tikrųjų jūs labai stipriai veikia, kai Merkurijus būna ožiaragėje. Ir tuo pačiu metu, jaunaties metu, Merkurijus paskui Saulę atbėga į jūsų 5 namą ir jisai visas mintis nukreipia į pramogas, į kažkokius kūrybinius projektus, į tai, kas jums patinka ir suteikia malonumo. Merkurijus tai yra bendravimas. Jūs bendrausite su kitais, bet kategoriškai jiems uždrausite sakyti, pasakoti jums kažką negatyvaus. Jums norėsis, tikiu, įdomių, lengvų pokalbių, kurie neprivers jūsų stipriai pasinerti į kažkokias ten gilias psichologijos, norėsis lengvos energijos, lengvo bendravimo, norėsis jausmų. Norėsis flirto, iš tikrųjų būsite tokie koketės ir koketai turbūt šiuo metu, nes 5 name Merkurijus jisai toksai labai pamaiva ir dar be to jisai gali būti labai originalus šį kartą, nes jaunatis vandenį ir Merkurijus tam pačiam name sako, kad pas jūs gali žaibiškai jūs aplankyti kažkokios naujos kūrybinės idėjos, hobis, kuris vėliau pavirs jūsų tokiu darbu, su kuriuo jūs dalinsitės su visuomenė. Ir 5 namas tai yra savo asmeninės realizacijos namas. Ir tai gali būti tiesiog užeis toksai noras užsiimti kažkuo, pagaliau gyvenime, nes visą gyvenimą dariau ne tai, ką noriu, užsiimti tuom, kas iš tikrųjų man suteikia malonumą. Ir paversti tai savo pajamų šaltiniu galų gale vėlesnėje perspektyvoje. Pasinaudokit jaunatim ir būtinai surašykit planą, kaip jūs galėtumėte tą savo kūrybinį projektą paversti pajamas nešančių verslo. Taip pat 5 namas yra meilužių namas, tos slaptos meilės, uždraustosios meilės namas, kai jūs būnat romantiniuose santykiuose meilės, bet žinote puikiai ir suprantat, kad tie santykiai neneša savyje, neturi tų ilgalaikių įsipareigojimų idėjos. Ir gali būti taip, kad jūs galvojat, kad jums tai yra gerai, o dabar netikėtai jaunatis vandenyje gali tokį bum padaryti ir iš tikrųjų galite pergalvoti tuos savo santykius, gal jūs norėsit juos vis dėlto pervesti į visai kitą lygį. 5 namas yra ne tik meilės ir romantikos, bet ir vaikų namas. Tai gali būti temos susijusios su jūsų vaikais. Jūsų vaikai gali jūs nustebinti ir labai stipriai, netikėtai, visiškai to, ko mažiausiai tikėjotės išgirsti savo vaikų, jie gali jums šitą siurprizą pateikti. Tarkim, pasakyti, kad jie taps dabar tėvais, arba kad jie susirado kažkokį hobį, kuris juos užvaldė jų mintis ir jie tiesiog užkrės jūs tą savo idėją, tą savo ugnimi, tuo savo degimu tam hobiui ir jūs iš paskos bėgsit ir ieškosit savo ugnies. Ir taip, tai yra ir su vaikais susijęs taip pat be Merkurijaus ir jaunaties 5 name. Tuo pat metu
Plutonas tame name sudarys jungtį su Merkurijum. Plutonas transformatorius, Merkurijus tai yra mintis, tai yra bendravimas ir tai yra dokumentai. Iš tikrųjų, Plutonas 5 name labai skirtingai gali pasireikšti. Čia priklausys nuo to, kokią jau esat užsidirbę savo karmą. Nes Plutonas 5 name, pavyzdžiui, gali atnešti nemalonius pokyčius bendravimą su vaikais. Plutonas 5 name taip pat gali jūs paversti labai stipriu kūrėju. Tiesiog tokiu galingu, įkvepiančiu žmogumi, kuris pasakodamas apie savo kažkokią tai mėgstamą veiklą, taip užkrės visus kitus žmonės, nes, žinot, 5 namas yra Saulės namas. O kaip yra su Saulė? Saulė jinai šviečia, jinai mus traukia, vilioja, visi žmonės bėga prie Saulės. Ir jeigu jūsų viduje pradės tas Saulė šviesti, kai jūs surasite tą savo aistrą, tą savo ugnį ir kai jinai pradės šviesti ir prie jos trauksis kiti žmonės, jūs visiems tai pasakosite ir kai jūs pasakosite, kad taip, tai yra labai realu ir įmanoma, kad darant tai, ką jūs iš tikrųjų mėgstate, kas suteikia jums didelį malonumą, jūs pavertėte va štai tokia sėkminga veikla, pelninga. Ir iš tikrųjų Plutonas transformuos jūs 5 name ir tai gali būti labai tokie gilūs transformatiniai pokyčiai susiję su jūsų vaikais arba su jūsų asmeninė savirealizacija. Mano patarimas būtų iš tikrųjų sužaisti 5 namą į pliusą. O žinot, kaip tai padaryti, kad nebūtų krizių su vaikais, kai šitos didžiosios planetos daro jungtis 5 name, kad nebūtų jokių krizių susijusių su vaikais, svarstyklės, užsiimkit kūrybą. Ir tuomet jokių krizių su jokiais vaikais nebus, nes nebus kada turėti tų krizių su tais vaikais, jūsų visas dėmesys bus paskendęs kūryboje. Ir jūs neturėsite laiko aiškintis kažkokių smulkių detalių ir jūsų vaikai žavėsis žiūrėdami į jūs ir seks jūsų pavyzdžių. Dėl to panaudokite galingą Plutono energiją būtent savo originaliai kažkokiai, nes vandenis, jaunatis vandenyje. Tai yra originalumas, tai yra daryti taip, kaip niekas anksčiau nedarė. Suraskite, kur jūs galite taip kurti. Ir jums nebeliks laiko jokioms krizėms ir Plutonas jums jau greičiausiai nepasiūlys tam, kad priverstų jūs tuom užsiimti. Ir aš to jums labai linkiu. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto.